Tai, ką dabar pamatysite, bus keletą tokių sujungtų video gabaliukų tarpusavyje ir pabandykite žiūrėdami atspėti, kuris iš matomų vaizdų ekrane yra tikras, o kuris yra sugeneruotas dirbtinio intelekto. Tai pasižiūrim. Tai ačiū, kad perdavėte man žodį. Dabar jums reikia nuspręsti, kuris iš šių kalbančių asmenų yra tikrasis aš. Ir tai gali būti ne taip ir lengva, nes žiūrint į vieną, į antrą ir į trečią, gali atrodyti, kad visi jie tikri. Tačiau ar patikėsite, jei jums pasakysiu, kad visi nufilmuoti vaizdai, kuriuos jūs matote, yra iš tiesų, nenufilmuoti, bet tik atrodo kaip nufilmuoti. Visi šie vaizdai yra sugeneruoti dirbtinio intelekto pagalba. Ir tokių vaizdų aš galiu generuoti kiek tik noriu. Prirašau teksto, sugeneruoju garsą ir tada siunčiu dirbtiniam intelektui, jisai sugeneruoja vaizdą ir galiu publikuoti tokį video. Tai ar patikėsite, kad šis vaizdas, kurį matote, iš tiesų yra sugeneruotas dirbtinio intelekto ir nei vienas iš matomų mano atvaizdų nėra tikras. Tai būtų iš tiesų įdomu išgirsti, pamatyti jūsų reakciją, kaip reaguotumėt sužinoję, kad, sakykime, kolega arba žmogus, su kuriuo bendraujate, galbūt ir realiuoju laiku, arba žiūrite įrašą, iš tiesų yra netikras žmogus, bet tai yra sugeneruotas dirbtinio intelekto vaizdas, garsas ir iš tiesų, ką matėte dabar, skirtingose aplinkose, skirtingose situacijose sugeneruoti dirbtinio intelekto vaizdai, tai darosi, viena vertus gali atrodyti, kad gal net ir baugu, nes labai bus ateityje sunku atskirti, kas yra tikra, o kas yra sugeneruota dirbtinio intelekto pagalba ir kokį poveikį tai turės, kai, tarkim, yra tie patys rinkimai artėjantis, ar ne, kiek mes galim pasitikėti tuo vaizdu, kurį matome ir kurį girdime. Tai jeigu tokie dalykai jums taip pat yra, ir įdomus tuo pačiu, galėsime rytoj, kai kalbėsime apie būtent įrankius skirtus audiovizualinės informacijos generavimui, kūrimui, galėsime apie tos dalykus taip pat pakalbėti, galėsiu parodyti, kaip ta technologija veikia, tai jau nėra sudėtingi dalykai ir juos jau galima ganėtinai nesudėtingai patiems pasidaryti ir generuoti.